Pacituosiu prieš valandą paskelbtą Irano aukščiausiojo lyderio Mostafos Chamenėjaus pareiškimą. Nusikaltėliai greitai sumokės už savo kraują. Kalbėdamas apie Ali Laradžanį, kuris vakar buvo nužudytas, verta pažymėti, kad vis dar nėra jokių naujojo aukščiausiojo lyderio gyvybės įrodymų, o šis pareiškimas yra platinamas Reuters per Irano valstybinę žiniasklaidą. Tai vyksta Islamo Respublikoje, kur naktį izraeliečiai surengė tikslų išpuolį, kad nužudytų Ismailą Khatibą, Irano žvalgybos ministrą, atsakingą už interneto išjungimą šalyje. Štai archyviniai jo vaizdai. Jis koordinavo Irano režimo miegojusias ląsteles pasaulyje. Per 24 valandos pašalintas jau trečias aukšto rango Irano pareigūnas. Be Basidžio vado Soleimanio ir Ali Laradžanio šie trys buvo atsakingi už protestuotojų slopinimą šių metų pradžioje. Tai operacijos dalis siekianti atverti kelią Irano civiliams, jei jie vėl nuspręstų išeiti į gatves. Sekėme atakas, kai centrinė vadovybė pirmą kartą šiame konflikte panaudojo 5000 svarų bombas prieš Irano raketų įtvirtinimus Hormūzo sąsiauryje. Žemėlapyje parodytos laivus naikinančių raketų atakos, keliančios grėsmę svarbiam vandens keliui. Atakų metu JAV centrinė vadovybė ir Izraelis smogė balistinių raketų pozicijoms, vadavietėms ir strateginiams objektams. Ar Irano režimas manė, kad tai pavyks paslėpti nuo JAV ir Izraelio lėktuvų? Izraelis paskelbė vaizdo įrašų rodančių išpolius prieš Irano infrastruktūrą ir pranešė, kad smogta Irano pietų dujų įrenginiams. Šiandien rodo, kaip Basidž pajėgos įrengė kontrolės postus Irano sostinėje Teherane. Jie yra medžiojami izraeliečių, kad būtų paruošta dirva, jei civiliai norėtų išeiti į gatves. Džonai, šį vakarą izraeliečiai laukia daugiau Irano raketų atakų. Režimas toliau naudoja skeveldrinę amuniciją šalyje, nužudydamas mažiausiai 2 žmonės. Džonai, Trejų Džinkstai iš Tel Avivo pateikė naujausias žinias. Dėkojame. Lukas Dubajuje, Jungtiniuose Arabų Emiratuose, turi naujienų. Sveikas, Lukas. Labadiena, Džonai. Iranas įspėjo Saudo Arabiją, Katarą ir Jungtinius Arabų Emiratus, kad netrukus jų energetikos objektai taps taikiniais. Po to, kai apkaltino Izraelį bombardavus didžiausią pasaulyje dujų telkinį Persijos įlankoje, kuris yra bendras Katarui ir Iranui. Kaip tu sakei, Džonai, centrinė vadovybė perspėjo Iraną atverti Hormūzo sąsiaurį. Amerikiečiai meta GBUS 72 5000 svarų bombas į bunkerius ir giluminio prasiskverbimo bombas į Irano raketų bazes prie Hormūzo sąsiaurio. CENTCOM teigia, jog požeminėse vietose esančios raketos kelia grėsmę laivybai ir karo laivams regione. Ši bomba nauja, Džonai. 2021 metais ją išbandė oro pajėgos, o prieš 2 metus panaudojo prieš Hutus Jemene. Irano parlamento pirmininkas Maiko Johnsono atitikmuo paskelbė naują perspėjimą. Hormūzo sąsiauryje situacija jau negrįš į buvusią iki karo. Šiandien Iranas vėl atakavo Emiratus. Jungtinių Arabų Emiratų oro gynyba šiandien 3 kartus buvo aktyvuota, numušė 13 balistinių raketų į 27 Irano paleistus dronus per Persijos įlanką. Gynyba teigia, kad dalis šūvių buvo nutaikyta į Dubajaus oro uostą Singapūro sąsiauryje. Stebėtojai matė USS Tripoli ir jo amfibijų grupę plaukiančius su 2000 jūrų pėstininkų laive. Su 5-osios kartos naikintuvais Osprey, Super Stallion ir koviniais sraigtasparniais. Esant 15 mazgų greičiui, grupė šiaurinę jūros dalį pasieks per savaitę. Jis numuštas Arabijos pusiasalyje artimuosiuose rytuose. Jei vadas įsakytų, sausumos pajėgos galėtų būti siunčiamos į Iraną ar Karso salą. Lėktuvas numuštas Persijos įlankoje, Pietų įlankoje. Iranas šiame kare į Jungtinius Arabų Emiratus paleido 2,5 karto daugiau kovinių galvučių nei bet kuri kita šalis, net Izraelis. Džonai, Kataras nesutinka dėl Izraelio siekių dėl dujų telkinio, neaišku, ar tyrimai tęsis. Lukas Tomlinsonas, Vašingtone. Prieš kelias akimirkas Iranas paleido balistinės raketas į Tel Avivą. Izraelio gynybos sistemos perima šiuos šūvius. Mes stebime įvykių raidą iš Irano. Po to, kai vakar izraeliečiai surengė virtinę oro smūgių prieš objektus susijusius su South Pars dujų telkiniu Irane.
Šis telkinys sujungtas su Kataro telkiniu, todėl iraniečiai iškart atakavo Haslafano pramoninį miestą Katare. Tai didžiausia SGD eksporto terminalas pasaulyje. Vietos valdžia pranešė, kad prieš 7 valandas 2 iš 3 dėl sprogimų kilusių gaisrų buvo suvaldyti. Pranešta apie rimtą žalą šiai svarbiai dujų terminalai. Prezidentas Trumpas Truth Social teigia, kad Izraelis supykęs dėl artimųjų rytų įvykių užpuolė svarbę South Pars dujų terminalą Irane. Jis sakė, kad daugiau atakų nebus, tačiau šis veiksmas kelia klausimų dėl konflikto eskalacijos. Tai įvyko po dar daugiau Irano atakų prieš Izraelį. Naktį sirenos gaudė visame šios šalies centre, o danguje vyko perėmimai. Čia galite matyti dalį priešų ugnies atskriejančios Izraelio dangumi ir mes taip pat tai žinome. Naktį žuvo bent 4 žmonės, 3 palestiniečiai vakarų krante Grožio salone ir 1 šalies centre. Izraelio pajėgų atstovas spaudai pakomentavo apie aktyves gynybos sistemas prieš gaunamus šūvius. Turime vienas geriausių pasaulyje oro gynybos sistemas. Tai įrodyta. Gynyba neįveikiama. Naudojame sistemas raketoms perimti. Skeveldrinės raketos – karo nusikaltimas. Jei šis režimas taikosi į gyvenamosius centrus, jie nesiskiria nuo įprastų raketų, tik jų išsisklaidimų. Praėjusią naktį dalis skeveldrinės amunicijos nukrito Izraelio centre, o šią savaitę Irano raketų nuolaužos ant Šventojo kapo bažnyčios. Dėl konflikto Jeruzalės šventosios vietos buvo uždarytos. Išsami informacija apie operaciją Epinis įniršis pateiksime po Pentagono spaudos konferencijos vyksiančios 8 val. Ryto rytų pakrantės laiku. Taip, būsime budrus. 3. Daug kalbama apie naująjį Irano lyderį Mošė Daba Chomeini. Naujausia informacija iš Izraelio nacionalinio saugumo šaltinio, suteikta Fox News, teigia, kad jis yra tik formalus asmuo, nekontroliuojantis režimo. Ši asmenybė teigia, kad dabartinis Irano režimas sužlugdytas, pasimetęs ir beveik neveikia. Izraelio ir sąjungininkų tikslas visada buvo, kad Irano žmonės patys nuverstų režimą. Atrodo, kad tam atsiranda tinkamos sąlygos. Dabar vyksta pasirengimas siekiant sukurti pagrindą, jei civiliai vėl norėtų protestuoti Irano gatvėse. Ali Laradžanis buvo nušalintas šią savaitę. Jis šiemet vadovavo protestuotojų slopinimui. Vakar buvo patvirtinta, kad Irano žvalgybos ministras žuvo per Izraelio atakas. Su tuo siekiama sukurti šį pagrindą, tačiau Irano režimas vis dar gali kovoti šiame konflikte. Jie grasina Izraeliui ir Persijos įlankos šalims balistinėmis raketomis, siekdami sutrikdyti pasaulinį energijos tiekimą. Nors vadovybė sunaikinta, jie sugeba juos pakeisti. Jie teigia, kad tęs išpolius prieš JAV, jų pajėgas ir sąjungininkus artimuosiuose rytuose. Tęsime Trejus Jangas Tel Avive. Ačiū. Trumpas pagerbė 6 JAV karius, žuvusius sudužus degalų lėktuvui virš Irako praėjusią savaitę. Prezidentas dalyvavo ceremonijoje Delavero bazėje, kur buvo pargabenti žuvusiųjų kūnai. Tai buvo majoras Jonas Aleksas Kleineris iš Alabamos, kapitonė Ariana Savino iš Vašingtono ir techninė seržantė Ashley Pruitt iš Bardstauno, Kentukio. Kapitonai Setas Kovalas iš Majamio, Mursvilio, Indianos, Kertisas Ankstas iš Wilmingtono, Ohajo ir techninis seržantas Tayleris Simonsas iš Kolumbo, Ohajo. Dėkojame šiems Amerikos didvyriams už tarnybą ir didžiausią auką, saugant mūsų laisvę. Žvalgybos vadovai šiandien Kapitolijuje liudys atstovų rūmų komitete kasmetinėme pasaulinių grėsmių posėdyje. Tai vyksta po to, kai senatoriai spaudė dėl to, ar Iranas yra artima grėsmė. Markas Mereditas tiesiogiai iš Vašingtono su išsame informacija. Sveikas, Markai. Karli ir Todai, labas rytas. Šiandien kongresmenai apklaus FBI, CŽV ir nacionalinės žvalgybos vadovus. Jie turėtų reikalauti atsakymų dėl karo su Iranu ir prezidentinio išpolio priežasčių. Trečiadienį senatoriai apklausė žvalgybą dėl prieštaringų pranešimų apie Irano branduolinę galią. Klausimas vyksta po to, kai Trumpo kovo su terorizmu pareigūnas atsistatydino, nes neigė Irano branduolinę grėsmę.
Baltieji rūmai ir Pentagonas vadina operaciją Epinis įniršis sėkminga, bet pripažįsta, kad Irano režimas išliko. Žvalgyba mano, kad Irano režimas išliko, bet labai susilpnėjo. Dėl smūgių vadovybei ir kariniams pajėgumams jų įprastinės karinės galios projekcija beveik sunaikinta. Liko tik kelios galimybės. Irano strateginė padėtis smarkiai susilpnėjo. Net jei režimas nesikeis, žvalgyba mano, kad Irano vidinė įtampa didės blogėjant ekonomikai. Didysis klausimas, kokia yra tikroji rizika JAV? Ar tai pavieniai vilkai, ar miegančios kuopelės? Kai kurie įstatymų leidėjai Iraną laiko nedidelę grėsmę. Kiti mano, kad jau per vėlu imtis veiksmų. Bet koks nešališkas situacijos vertinimas, net pagal viešus šaltinius, atskleistų Irano režimo keliamą pavojų Jungtinėms valstijoms. Jie kariauja su vakarais nuo 1979 Irano revoliucijos, bet jų rankos suteptos amerikiečių krauju. Jei tai teisinga, manau. Iranas ilgą laiką buvo nuolatinė grėsmė Jungtinėms valstijoms ir kėlė tiesioginę grėsmę. Dabar Be Irano turėtumėte teirautis apie Kubą, Venezuelą ir Šiaurės Koreją. Šias šalis stebi jų departamentai. Bus įdomus posėdis. Todai, Karli, perduodu žodį. Dar viena didi diena Kapitolijuje. Markai, ačiū. Su mumis respublikonų kongresmenė iš New Yorko, atstovų rūmų žvalgybos komiteto narė Klaudija Teni. Amerikos žmonės bijo, kalbasi turgose ir degalinėse, baiminasi vienišų vilkų išpuolių ar dar rimtesnių įvykių. Tai galėtų paveikti jų bendruomenę. Nors duomenys rodo labai mažą riziką, žmonės vis tiek bijo. Kaip saugiai turėtų jaustis vidutinis amerikietis, žiūrėdamas šią laidą ir tęsiantis kasdienybę? Tai sena problema. 4 metus Joe Bideno valdymo laikotarpiu turėjome atviras sienas, kurios sudaro didžiąją New Yorko šiaurinės sienos dalį. Buvo užpulta. Turėjome didžiulį skaičių, apie 80–90% žmonių iš teroristų stebėjimo sąrašų. Jie kirto mūsų šiaurinę sieną, pasinaudoja pasienio pareigūnų perkelimu, tačiau iš tikrųjų blogi žmonės ją perėjo. Tokie vieniši vilkai susiję su terorizmu ir tarptautinio organizuoto nusikalstamumo veikėjai patenka į šalį. Čia matome sukčiavimą. Įvairiose valstijose, tokiose kaip Kalifornija, Minnesota ir kitose vietose, jie sugebėjo pasinaudoti Jungtinėmis valstijomis. Tačiau nenuostabu, kad matome šiuos vienišų vilkų išpuolius. Žmonės tampa ekstremistinių ideologijų šalininkais dėl įvairių šaltinių, pavyzdžiui, interneto ar televizijos, ir tai lemia jų radikalizaciją bei sukčiavimo skatinimą. Noriu pasakyti vieną dalyką apie mūsų kariuomenę ir jų puikų darbą. Remiantis atvirais šaltiniais, mūsų kariuomenė puikiai dirba, tuo didžiuojasi amerikiečiai. Manau, kad neigiama kai kurių žiniasklaidos nuomonė apie mūsų veiksmus Irane yra antiamerikietiška. Turime remti karius ir šią misiją jį vykdoma puikiai ir tikiu, kad tai didžiuotųsi Amerikos žmonės. Mes pašaliname pasaulinę grėsmę, tokią šalį kaip ajatolų valdomas Iranas, kurių šeimos nariai gyvena prabangiai vakaruose. Jie išlaiko ekstremalaus režimo fasadą, žudo žmonės, finansuoja grupuotės visame pasaulyje, pasiekia ir mūsų šalį, kerta sienas, kelia neramumus artimuosiuose rytuose, grasina mūsų sąjungininkams. Jūs ką tik pranešėte šį rytą apie ataką prieš dujotiekį ar dujų perdirbimo gamyklą Katare. Sveikiname, kad pasirinkote augimo dieną. Kalbėsime, kad žmonės žinotų, esame lauke, juos saugome ir dirbame kartu viduje. Tai ne Osičevo dalis, neleiskite to. Kaip minėjau, siekiu apsaugoti šalį, atnešti ramybę ir sugrąžinti pasitikėjimą agentūrai. Aš nebūsiu protingiausias žmogus ne viename kambaryje, į kurį įeisiu, bet aš žinau, kaip surasti talentus ir kaip suburti tuos žmonės. Senatorius Randas Polas griežtai prieštarauja dėl asmeninių priežasčių, o Džonas Fettermanas palaiko. Ką manote apie senatorę Maleną ir likusį patvirtinimo procesą? Žinote, senatorius Malenas buvo puikus, jis iškėlė aiškius tikslus. Suteikti žmonėms galių yra tai, ko mums reikia DHS.
Reikia motyvacijos pokyčių ir kad DHS darbuotojai jaustų vadovybės palaikymą. Ir dėl misijos, kuri be abejonės yra mūsų svarbiausias prioritetas – Teisėsaugos agentūra. Gerbiu Randą Polą, bet per posėdį, kurį stebėjau, jis tiesiog menkino Marką Veiną Maleną. Ne dėl jo kvalifikacijos DHS sekretoriumi, o dėl asmeninių nesutarimų. Markas Veinas Malėnas, buvęs kolega, puikiai pasirodė ir puikiai dirbs DHS. Ar girdėjai? Čia stebėsime. Klaudija Tenėja. Ačiū.